Labas, mėly mano klausytojai. Šiandieną vėl tęsiu skaitimo ciklą Metų pasakos ir skaitau lietuviškas pasakas. Taigi, stebuklingas akmeniukas. Tarnavo bernas pas poną. Ėmė algos metams po 3 skatikus. 3 metus patarnavęs uždirbo 9 skatikus. Pasiėmė tuos pinigus ir išėjo. Eina keliu, žiūri, piemenys muša šuniuką. Vaikučiai, kam jį mušate? Parduokit man. Gali ir dykai imti, mums šeimininkas liepė jį užmušti. Bet bernas davė piemenims 3 skatikus ir išpirko šuniuką nuo mirties. Pasiėmęs jį, ėjo toliau ir rado piemenys mušant katiną. Pagailo jam gyvulėlio. Vaikučiai, kam tą katinuką mušate? Parduokit man. Gali ir dykai imti, mums šeimininkas liepė jį užmušti. Bernas vis tiek davė už jį 3 skatikus. Pasiėmęs katinuką, ėjo toliau, rado piemenys mušant gyvatę. Klausia, kam vaikučiai ją mušate? Parduokit man. O kam tą bjaurybę pirksi, jei nori gali dykai imti? Bernas už gyvatę sumokėjo 3 skatikus. Nešasi ją su savim, bet gyvatė jo nekanda, ramiai guli ant rankų. Paėjus kelio galą, gyvatė prašneko. Mesk mane per kairį petį, o per dešinį pasižiūrėk. Metė bernas gyvatę per kairį petį, o per dešinį pasižiūrėjo graži mergelė bestovinti. Ta mergelė jam sako, eikim dabar pas mano tėvą ir prašyk tokio akmeniuko, su juo galėsi gerai gyventi. Kai tą akmeniuką įsidėsi į burną ir švilptelėsi, tai ko tik panorėsi, viskas taip ir bus. Nuėjo bernas pas tos mergelės tėvą ir prašo užmokesčio už dukters išgelbėjimą. Bet nieko daugiau neima, tik vis prašo to akmeniuko. Akmeniuką jam ir davė. Parėjęs namo, bernas rado savo motiną dar gyvą, o jo motina gyveno netoli karaliaus dvaro. Po kelių dienų jis susigalvojo ir nusiuntė motiną pas karalių, kad leistų už jo dukterį. Karalius davė jai 2 skatikus ir pasakė, kvaila boba, pati nežino, ką šnekanti. Jei tavo sūnus nori vesti mano dukterį, tegu per vieną naktį nutiesia platų kelią nuo savo namų iki mano dvaro. Ir kad tas kelias būtų apsodintas medžiais, o tuose medžiuose augtų obuoliai. Rytoj aš tuo keliu nueisiu pas jį pietų, tada susitarsime dėl vestuvių. Motina parėjusi viską apsakė sūnui. Tas įsidėjo akmeniuką į burną ir švilptelėjo. Tuoj nusitiesi plačiausias kelias. Iš šonų medžiai žaliuoja, juose prinokę obuoliai kvepia, o vietoj prastos pirkelės stovi dailūs rūmai, gražesni nei karaliaus. Rytą žiūri karalius ir atsistebėti negali. Viskas padaryta taip, kaip jis liepė. Nuėjo tuo keliu pas berną pietų, šis gražiai jį priėmė, už stalo pasodino, gardžiais valgiais pavaišino. Bet karalius galvojo, kad kam jam tokių monų į akis įleido ir nedavė bernui savo dukters. Kitą dieną bernas vėl sako savo motinai, eik dar sykį pas karalių, tegu duoda man savo dukterį. Motina nuėjo, bet karalius jai taip pasakė, tegu tavo sūnus stoja rytoj su manim į karą. Jei įveiks mane, tai atiduosiu dukterį. Rytmetį atsikėlęs bernas įsidėjo akmeniuką į burną ir pagalvojo, kad jam būtų kariuomenės kiek reikiant. Kai tik tai švilptelėjo, tuoj stojo didžiausi pulkai kareivių. Su tais kareiviais bernas išžygiavo prieš karalių ir lengvai jį nugalėjo. Nebėra kas karaliui daryti, reikia atiduoti bernui dukterį. Po vestuvių parsivedė bernas karalaitę į savo namus ir gyvena.
Kai ateina laikas valgyti, įsideda akmeniuką į burną, sušvilpia ir visko atsiranda, ko tik širdis geidžia. Bet karalaitei nepatiko prastas bernas ir ji vis galvojo, kaip galėtų juo atsikratyti. Nužiūrėjusi, kad jis turi tokį stebuklingą akmeniuką, slapta jį paėmė ir nunešė savo tėvui. Karalius, išbandęs akmeniuko galią, vėl šaukė berną į karą. Dabar bernas nebegalėjo karaliui pasipriešinti, buvo sugautas ir užmūrytas tokiame mūre, kad badu numirtų. Tame mūre buvo mažas langelis, pro jį galėdavo įlysti katinas ir šuniukas. Jie vis atbėgdavo pas savo šeimininką ir atnešdavo valgyti. Taip katinas ir šuniukas jį maitino mažne 3 metus, o jo pati ištekėjo už kito karaliaus. Tada katinas ir šuniukas prinešė bernui duonos, lašinių ir kitokių valgymų, o patys išėjo už marių į kitą karalystę, kur neištikimoji karalaitė buvo nutekėjusi. To karaliaus dvare buvo privisę labai daug žiurkių. Kai ėmė katinas ir šuniukas pjauti žiurkės, jos visos suėjo draugėn ir susitarusios apskundė tuos plėšikus žiurkių karaliui. Žiurkių karalius ėmė šaukti: kam jūs mus taip jaunate? Katinas atsakė: kad mums nepavoksit iš karaliaus tokio akmeniuko, tai jūs visas išpjausim. Žiurkių karalius sušaukė visas žiurkės ir klausė: ar jūs žinote tokį daiktą? Viena sena žiurkė atsakė: aš žinau, kur tas akmeniukas. Skrynioje yra skrynelė, toj skrynelėje dar mažesnė skrynelė ir jos visos užrakintos. Tada žiurkių karalius sako: eik ir atnešk tą akmeniuką. Žiurkė pradėjo gintis: aš jau sena, nebegalėsiu pragraužti skrynelių ir neprieisiu prie akmeniuko. Pasiuntė jaunesnės žiurkės. Jos išgraužė skyles, pavogė akmeniuką ir atidavė katinui. Katinas įsikando akmeniuką ir nešasi. Priėjo prie marių. Šuo moka plaukti, o katinas nemoka. Tai užlipo šuniui ant nugaros, kad jį perneštų. Šuo sako: duok man akmeniuką, tu dar paskandinsi. Bet katinas norėjo būti geresnis savo šeimininkui. Pats atnešti akmeniuką šuniui jo nedavė. Vidurių marių staiga ūžtelėjo didelė banga. Katinas gavo į snukį vandens ir paleido akmeniuką. Jau, sako, neturiu, prapuolė visas mūsų darbas. Perplaukė abu per marias, vaikštinėja nusiminę palei krantą. Tik žiūri, ištraukė žuvininkai iš marių tinklą, pilną žuvies. Šuo sako katinui: gal to žuvis galėtų surasti mūsų akmeniuką? Viena žuvelė ėmė ir prašneko: paleiskit mane į vandenį, aš jį atnešiu. Žuvininkai įleido žuvelę į marias, o toji netrukus atnešė akmeniuką ir padavė šuniui. Sugrįžo katinas ir šuniukas į karaliaus dvarą ir rado berną nusilpusi, vos gyvą. Padavė jam akmeniuką, o kai tas įsidėjo burną ir sušvilpė, tuo išėjo iš mūro į laisvę. Dabar bernas vėl pašaukė karalių į karą, sumušė jį su visa šeimyna, išvarė už jūrų marių, o pats liko tame dvare karaliauti. Dvigalvis žirgas. Buvo karalius vardu Domertas. Jis turėjo sūnų, taip pat Domertą. Kartą suvažiavo daug karalių, visi ėmė girtis, vienas kareiviais, kitas pinigais, trečias žirgais, bet nė vienas negalėjo pasigirti žirgu, kuris turėtų 2 galvas ir 2 uodegas. O karalius Domertas paklausė: ar yra kur toks žirgas su 2 galvom ir 2 uodegom? Sūnus sako: aš žinau, yra 9 karalystėje toks žirgas, jos slibinas jodinėja. Tėvas klausia: ar tu galėtum jį parvesti? Duok man 2 tarnus, tai parvesiu.
Davė jam tėvas 2 gerus tarnus ir jie išjojo. Nujojo į 9 karalystę, rado tokią pirtį, o į tą pirtį kasnakt gabendavo po 1 žmogų slibinui praryti. Rado jie ten atgabentą senę, prašos ją, priimk pernakvoti. Ta atsakė, kaip aš galiu jūs priimti, jokit toliau, nes į šitą pirtį kasdien gabena po 1 žmogų slibinui praryti. Jie sako, tai nieko, liksim ir mes čionai. Paliko karaliaus sūnus savo tarnus pirtyje, liepė tik nemiegoti, o pats išėjo po tiltų laukti slibino. Sutemus atjoja slibinas ant tilto, kai tik ant tilto užjojo, tuoj kurtai ėmė staugti, sakalai švilpti. Sako slibinas, kurtai nestaukit, sakalai nešvilkit, nėra čia to Domerto, nei Domerto sūnaus, čionai jo ne varnas kaulų neatneš. Mano kaulų varnas neneš, atsiliepė Domertas, mane atnešė mano tėvo geras žirgas. Ar tu čia? Čia. Kaip didelis, kaip žirnis, kaip drūtas, kaip akmuo, kaip lengvas, kaip plunksna. Ar nenori eiti su manimi imtynių? Aš to tik ir noriu. Sustojo ant tilto abudu. Slibinas buvo su 3 galvom. Tuojau Domertas nukirto tas galvas, o jį patį gabalėlį sukapojęs įmetė į upę. Paėmė jo žirgą, bedasi, o iš paskos kurtai bėga ir sakalai lekia. Atėjo į pirtį, rado tarnus miegant. Norėjau jiems galvas kirsti, bet jie nubudę ėmė prašytis, tai dovanojo. Dabar, sako Domertas, slibiną užmušiau, galit miegoti ir aš miegosiu. Išsimiegojo. Kitą naktį Domertas vėl sako, čia jūs likit ir neužmėgit, aš vėl einu po tiltų laukti slibino. Kada jau buvo vidurnaktis, klauso, atjoja slibinas. Kai tik jis ant tilto kurtai staugti, sakalai švilpti. Kurtai nestaukit, sakalai nešvilpkit, nėra čia to Domerto, nei jo sūnaus, čionai jo ne varnas kaulų neatneš. Atsiliepė po tiltų Domertas. Ne varnas kaulus mano neš, bet mano tėvo geras žirgas mane atnešė. Ar tu čia? Čia. Kaip didelis, kaip žirnis, kaip drūtas, kaip akmuo, kaip lengvas, kaip plunksna. Ar neitum su manim muštynių? Aš to ir laukiu. Iššoko Domertas iš po tilto, o ant tilto slibinas su 6 galvom. Kaip griebė, nukirto visas 6 galvas, patys slibinas sukapojo į gabalus ir įvertė į upę. Paėmęs parsivedė jo žirgą, kurtus ir sakalus. Ir 3 naktį nuėjo Domertas po tiltų. Atjojo 9galvis slibinas ant žirgo su 2 galvom ir 2 uodegom. Kurtai ėmė staugti, sakalai švilpti, sako slibinas. Kurtai nestaukit, sakalai nešvilkit, nėra čia to Domerto, nei jo sūnaus, čionai jo ne varnas kaulų neatneš. Domertas atsiliepė, varnas mano kaulų neneš, tik mano tėvo geras žirgas. Ar tu čia? Čia. Kaip didelis, kaip žirnis, kaip drūtas, kaip akmuo, kaip lengvas, kaip plunksna. Eik šiandien su manimi į karą. Aš to tik ir laukiu. Išėjęs iš po tilto, kaip ėmė kirsti, nukirto 6 galvas, jau apilso. Slibinas vėl šoko ant jo, o jis pasistiprinęs kaip griebė, nurentė ir paskutinės galvas. Paskui sukapojęs slibiną įvertė į upę, o tą 2galvį žirgą, sakalus ir kurtus atsivedė pas pirtį. Paėmė savo sidabrinį kardą, apsirėžė aplink save rėžį, liepė tarnams migti ir pats atsigulęs neva miega. Neilgai trukus ateina 3 slibinų pačios.
Dabar jie miega, sako pirmutinio slibino pati, šoksiu aš pas juos ir prarysiu miegančius. Šoko, negali peršokti per sidabro rėžį. Šoko antra ir trečia, irgi neperšoko. Pirmoji sako, žinot ką, aš pasiversiu į dobilus, kai tik jie atjos, kai tik griebs žirgai ėsti, aš ir prarysiu. O kita sako, aš pasiversiu į vyno upę, kai jie atjos, kai tik ims gerti, aš juos prarysiu. O trečia sako, aš pasiversiu į obelį, kad tokių obuolių niekur nebus. Kai jie atjos, tie obuoliai jiems labai pakvips, kai tik skins, aš juos prarysiu. Domertas nemiega, viską girdi. Prašvitus jis sako tai seniai, eik tu sau, likai gyva nuo mirties, daugiau čia nebereiks gabenti žmonių slibinui praryti. O jie išjojo į savo karalystę. Jojo, prijojo dobilų lauką. Tarnai sako, ana dobilai, žirgus pasiganysim. O Domertas, žiūrėkit, kad nė galvų žirgai nepalenktų. Prajojo gerai. Toliau rado upę. Vanduo vynu kvepia. Tarnai vėl sako, čia labai gardus vanduo, girdysim žirgus. O Domertas, žiūrėkit, kad nė galvų žirgai nepalenktų. Ir ten gerai prajojo. Toliau rado obelį. Obuoliai gražūs, o jau kad kvepia. Sako tarnai, šito obuolių skinsim. Domertas nespėjo jų sudrausti. Tarnai po vieną obuolį nusiskynė. Tojau abu tarnus ir jų žirgus prarijo. Liko tik jis vienas. Joja toliau. Sutiko tokį senuką. Tas senukas sako, Domertai, dabar tu joji, bet dar turėsi daug vargo. Pirmiausia, rasi ant kelio akmenis mušantis kaip avinus. Tu jok tiesiai, tai jie trauksis. Toliau rasi 2 prūsukus imantis. Tu nesijuok, nes kai susijuoksi, tai liksi pėsčias. Kiek pajojęs, žiūri, akmenis mušasi kaip avinai. Jis jojo tiesiai, tie akmenys traukėsi iš kelio. Toliau rado tos prūsukus imantis. Mažiukas didįjį kaip meta, tai nedulkės parūksta. Jis pamatęs negalėjo iškentėti nesusijuokęs. Susijuokė, jau žiūri, kad stovi pėsčias. Eina vargšas pėsčias, pamatė. 3 mergos uogas renka, o vieną akį teturi. Kai viena prisirenka, duoda tą akį kitai. Kai toji prisirenka, duoda trečiai. O kai visos prisirenka, tą akį pasideda ant kelmelio. Domertas prislinko ir pavogė tą jų akelę. Kada jau viena suvalgė uogas, sako kitai, kur dėjai akelę? Ant kelmelio padėjau. Graibo nėra. Mačiau, sako, kad Domertas ėjo, tai jis pavogė mūsų akelę. Mergos ėmė prašyti, atiduok Domertuką akelę, mes tau ką pasakysim, eidamas tu sutiksi važiuojant smalininką, tai jo nusipirktą mažiuką arklį, kiek prašys, tiek ir duok. Atidavė Domertas jums tą akelę, eina toliau, sutiko smalininką, nupirko nuo jo arklę palaikį, užmokėjo 100 raudonųjų, jojant tos lupenos, kuo tolyn, tuo geryn pradėjo eiti, galop pavirto puikiausių žirgų. Prijojo Domertas tokį dvarą. Tas dvaras buvo prakeiktas ir aukštų mūrų aptvertas, o ten gyveno slibinai. Sako jie, Domertai, perjok šitą tvorą, tai būsi mūsų žentas. Tas, kaip leido savo žirgą, skriste perskrido per tvorą. Dabar tu būsi mano žentas, sako slibino pati. Aš žentų nenoriu būti, tik tai atiduokit man žirgą su 2 galvom ir 2 uodegom. Noromis, nenoromis atidavė jam tą žirgą. Joja Domertas tolyn. Tik žiūri,
Atsiveja juoda kiaulė, iš jos gerklės liepsna eina. Dabar jau jam galas. Prijojo kalvį ir prašo: kalvi, gelbėk mane. Kalvis to jau į kalvėje uždarė. Atbėgo ta kiaulė, sako: kalvi, išduok man Domertą. O Domertas kalviui: tu sakyk, kaip aš tau jį išduosiu, rasi po gabalą. Kalvis sako kiauliai: aš čia išgręšiu per sieną skylę ir tau gabalą po gabalo Domertą paduosiu. Kol išgręžė per sieną skylę, ugnyje įkaitino geležgalį. Na, sako, laikyk. Ir duoda neva Domerto ranką, bet vietoj rankos įmetė kiaulę į gerklę karštą geležį ir sako: tvirtas vyras, tvirta ranka. Paskui metė neva kitą ranką, vėl gabalą karštos geležies, po to vėl taip kojas, o galiausiai sako: dabar įkišk liežuvį. O kalvis capt įkaitintom replėm už liežuvio ir laiko. Domertas iššoko iš kalvės su savo kardu tą kiaulę kapot. Kiaulė tuoj spjaudė Domerto tarnus ir žirgus, kurtus sakalus. Paskui jis ją į gabalus sukapojo ir parkeliavo su dvigalviu žirgu į savo tėvo karalystę. O kokia ten buvo linksmybė, kokios puotos, kad net ir aš ten pribuvau. Ačiū, mieli klausytojai, šiandieną tiek ir iki kitų susitikimų.